Sveikinimai treneriai su pergalė, tikiu, kad labai džiaugiatės pergalę, kai ir tokį kelią tenka keliauti į Mažeikius. Rungtynės čia tikrai niekam nebūna lengvos, kai ir žiūrovų tiek daug buvo. Gerai pradėjot rungtynės, geras ir antras kėlinys. Tai pirmiausia apie tą pirmą mačo pusę, ar daugmaž auklėtiniai išpildė viską, ką buvot suplanavę? Taip, sakyčiau, visų pirma sveikinimai vyrukams su pergalė saviems ir taip, ir kalbėjom po rungtynių, kad turbūt pirmas ir antras kėlinys šį sezoną buvo geriausi pagal mūsų, tą, sakykime, pilną plano išpildymą, ką ruošiamės prieš rungtynės, nes žino, dažniausiai ypač su jaunimu kai kurie dalykai pavyksta, kai kurie ne, kai kur dar galbūt reikia daugiau patirties tam tikrus dalykus padaryti, tai šiandien, sakykime, startavom labai taisyklingai pagal tai, ką mes norėjom daryti ir labai svarbu, kad su gera energija. Tikrai pirmoji pusė tikrai nemažai taškų iš greito palimo, sakykime taip, tikrai užatakavom neblogai jų didelius, kur irgi buvo vienas iš rungtynių planų, tai tikrai labai smagu, labai solidi pirma pusė, net ir sakyčiau, tas trečias kėlinys išlaikėm tą rezultatą, natūralu, kad kaip tiek pirmauji kažkur gali būti pabangavimų, bet pirma pusė tikrai viena geresnių šį sezoną faktas. Per pirmus du kėlinius vos 2 klaidas praradot, per pirmasis tarpusavio rungtynes su Mažeikiais buvo 26 klaidos. Buvo kažkoks akcentas ir priminimas auklėtiniams šiandien prisiminus ir tą pirmą mačą? Kažkiek taip natūralu, parodėm tas pagrindinės problemas ir tas klaidas, kur klydom ir ne, nes vėlgi varžovai natūralu, kaip tam tikrom gynybos temom provokuoja, bet ypač, kaip matėm, pirmoji pusėje, ypač iš tų, sakykime, situacijų pausto tikrai gerai išsimėtėm kamuolį, kur irgi seniau klyzdom nemažai, tai dabar irgi žaidėjai sureagavo, bet faktas, kad ruošiamės tam bet sakau, tas kai žaidėjai pildo planą, kai jie yra agresyvūs, dažniausiai tam agresyvume mes darom mažiau klaidų, negu kai nesam agresyvūs ir, sakykime, pradedam žaisti po vieną, tai tada prasideda mūsų visos pagrindinės klaidos. Kajus Mikalauskas šaltakraujiškai ten pataikė porą metimų ketvirto kėlinio pabaigoje, kai dar varžovai kabinosi. Ar jaučiasi kažkiek, kad žaidėjų turi didelį impulsą, tai kad jis ir prie pagrindinės komandos jungiasi ir turėjo jau rungtynių ir Eurolygoje, kalbant apie tą pasitikėjimą ir užtikrintumą būtent tokiuose epizoduose? Faktas, aš daug kartų minėjau, kad Kajus po pagrindinės komandos tikrai grįžo ir fiziškai pastiprėjęs ir geresni sprendimai aikštėje, natūralu, aišku, NKL yra specifinė lyga, Kajus kartais irgi, sakykime, natūralu, kad pagrindiniai komandai žaidžia mažiau ir būna čia ties kartais ne ritme, kas yra absoliučiai normalu, reikia šiek tiek ir prie komandos prisitaikyti. Tai sakyčiau, šiandien yra tos rungtynės, kur tikrai jau pamačiau jį tam jau, koks Kajus gali būti. Tam tikrai geram ritme, su tais teisingais sprendimais, galų gale ir susimetė savo metimus, kur keletą rungtynių su to turėjo problemų, bet kalbant dėl pagrindinės komandos, tai aišku, čia yra didžiulis impulsas. Visų pirma, yra toks mūsų darbas, kad jie padėtų pagrindiniai. Antras dalykas, kad pagrindinė, galima sakyti, padeda ir mums, nes žaidėjai iš jos grįžta tikrai, ypač taktiškai, patobulėja.